Rezonansų šiaurės karžygiai, laisvos rožės krūtinė vėsai kagėlė, šiaurės uolos ir šiaurės namų. Bėgom, ai tai būna, va čia žinokit. Nu nieko, bet žinokit, kartą ir rūkščiškas, nei laktėm. Aš irgi norėjau sakyti. Tai va čia geriau bėgom, čia. Pati geriausias dalykas. Pakauskienį nežinau, kažkur mūsų saulutė. Labas, bėgom. Ai, nu kur. Gerbimieji, laba diena visiems. Šią gražią dieną, vasaros dieną, susirinkusiems po metų vėl čia, prie mūsų jurtos, pabūti tame laike, mūsų tėviniai žiauriam laike, prisiminti, pagerbti, prisiminti tą 41 birželį, tą kruvinai birželį, tremčių birželį, prisiminti tuos, kurie ten toli, kur jau baigėsi tarsi pasaulis, prie Laptevų jūros buvo nutremti, badavo, mirė. Tai brolyje lapteviečiai kasmet kviečia jūs, tuos, kuriems teko patirti ir kuriems neteko patirti, ačiū Dievui, čia pabūti prisiminimuose. Mums labai džiugu, kad kasmet mūsų garbingiausias atkurtos valstybės vadovas, gerbiamas profesorius Landsbergis, kartu su mumis. Padėkokime jam, kad jis čia. Gerbiama premjerė irgi čia, Ingrida Šimonytė, ačiū jai. Matau ir dar Seimo narių, kurie atvyksta. Atvykstat jūs iš visos Lietuvos ir būnate čia, būnate kartu su istorija, su praeitim, su netiktim. Labai malonu, kad čia mūsų folkloro ansamblis Vilnelė iš Vilniaus. Ačiū Jums, Jūs labai gražiai įsikomponavot už Jūsų jurtą, tą simboliką. Lietuva ir už jos jurtą. Toks ryšys yra. Buvo, ačiū Dievui buvo, galbūt nebebus. Tai kaip visada susirinkę, pradedame giedodami mūsų valstybės himną.
Nes dabar mūsų, kaip visada, malda invokacija. Ir ją kviečiu atlikti ekspedicijos Elena 89 dalyvį, brolijos slaptuviečiai, garbės kapelioną, kunigą Stasį Kazėną. Gerbiamas kunigė, prašom. Garbė Jėzui Kristui. Gal atsisėskim dabar. Vis tiek. Žiūrėkite, brangieji, kokia nuostabi katedra mūsų supa. Dievo kūrybos grožis ir per visą šitą grožį mes pamatykime ir Dievo meilę. Juk Viešpats paruošė, palaistė, nuplovė dulkes ar ne, surinko, kad galėtume išgyventi šitą akimirką. Ir labai norėtųsi kviesti tiesiog tas keletą akimirkų pabūti mums visiems Dievo akivaizdoje. Dievas nenustoja į mus žvelgęs su meile, su noru padėti, padrasinti, atgaivinti mūsų širdis. Ir taip pat suprasdami, kad pas Dievą viskas yra dabar. Nėra praeities, nėra ateities, viskas yra dabar, viskas vyksta. Mes prisimename savo žmogiškų supratimu tremtis, kančią, bet pas Dievą ir dabar vyksta ta kančia visame pasaulyje, įvairiausių kentėjimų, nekalbant jau apie Ukrainą. Taigi Viešpats sutalpina savyje visų mūsų kančią, mato visą neteisybę, visą melą, visą žmogiškąjį pasimetimą, žmogiškojo orumo naikinimą ir nenustoja mūsų mylėjęs. Kai kalbame apie meilę, mes vis tiek tai vardiname paprastu žodžiu gera širdis, mylinti širdis, atleidžianti, gailestinga širdis. Taip sutapo, kad šiandien pagal bažnyčios liturginį kalendorių yra Marijos širdies šventė. Visas birželis yra Jėzaus širdies šventė. Ir aš manau, kad vyresnioji karta ir tremties metu buvę žmonės labai dažnai savo stiprybės sėmėsi būtent žvelgdami, persimdami švenčiausios Jėzaus širdies meilę ir parodydami labai daug tokio motiniško švelnumo iš Marijos širdies ėmė savo stiprybės. Tai, ko mums, mūsų pasauliui šiandien reikia, tai reikia meilės. Bet meilės vien tik tais mūsų žmogiškų supratimų neužtenka. Labai skirtingai ją suprantame, labai skirtingai ją įvardiname. Dabar net nebežinome, kaip tą įvardinti, nes labai skirtingos interpretacijos. Bet nepamirškime pagrindinio dalyko – Dievo meilės. Dievas kviečia kiekvieną iš mūsų jo meilę priimti ir tą meilę dalinti su kitais. Ukrainos kovotojai labai paprastai pasako, čia mūsų namai, čia mūsų šeimos ir mes juos giname. Ar tai nėra meilė? Taip, tai yra pasiaukojimas, iš meilės mes turime apginti. Ir tas pats buvo tremčių metu, karo, pokario pas mus metu.
Ir šiandien reikia vėl mums tos tikros iš Dievo širdies ateinančios meilės. Ir šita meilė labai paprastai skamba. Apaštalas Paulius ją himne meilė įvardina. Meilė kantri, maloninga, nesididžiuoja, neišpuiksta, savęs neieško, visą pakelia, viskuo viliasi. Meilė niekuomet nesibaigia. Linkiu ir meldžiu, kad tos meilės nepritrūktų mūsų širdims. Ir prisimindami tuos, kurie mylėjo tėvynę, kurie dėl jos kentėjo, vargo, žuvo ar mirė tremtyse, tiesiog juos pagerbime, jų prisiminimą, sukalbėdami už juos maldą. Kviečiu visus atsistoti. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Amžinai atilsi, duok mirusiems viešpatie ir amžinoji šviesa jiems te šviečia. Amžinai atilsi, duok mirusiems viešpatie ir amžinoji šviesa jiems te šviečia. Amžinai atilsi, duok mirusiems viešpatie ir amžinoji šviesa jiems te šviečia. Tegul ilsisi ramybėje. Amen. Ačiū. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Nuoširdžiai jums dėkojame, mūsų gerbiamas kapelionė. Priimkite gėlytę simboliškai. Ačiū jums visą laiką, jūs esat su mumis. Dėkui. Kasmet mes netenkame brolijos narių, iškeliauja, lieka prisiminimai. Kasmet mes ir pagerbėme tyla, pas kurie išėjo, pagerbėme tyla mūsų tautos didžiavyrius, tyla pagerbėme tuos, kurie kovojo partizaniniai kovoj. Pagerbkime ir dabar, šiandien, šią valandą, šią minutę mūsų brangius išėjusius. Dėkui. Padėkime gėles prie tų paminklų, kurie mena mūsų tremtį, tą Laptevo jūrą. Padėkime gėles, pabūkime su jais, kurie užmigo amžinu miegu ten, šiaurėje. Jiems skirti mūsų paminklai, mokyklai, kitiems. Prašome, nešame gėles, o mūsų folkloro ansamblis Vilnelė, sudainuokime dainą. Sudie tėvynė mylimoji, sudie brangi tėvų šalie, nes savo noro išvažiuoju, į rytus rieda traukinys, nes savo noro išvažiuoju, į rytus rieda traukinys. Palieka čia dangus aptemęs ir audros laidančios žaibus. Širdis man plyš
plyšta gaila žemės, gaila palikti tėvų namus. Širdis man plyšta gaila žemės, gaila palikti tėvų namus. Čia sėjau rūtas jo žaliavo, o aš svajojau vakarais, kas atiduos širdelę savo, į laimės pilį įsileis. Kas atiduos širdelę savo, į laimės pilį įsileis. Žvaigždės svajonėm palydėjau, nuklojau laimei takelius, tik tos žvaigždės nepastebėjau, kur lėmė tremtinių kelius. Tik tos žvaigždės nepastebėjau, kur lėmė tremtinių kelius. Taip greit sugriuvo laimės pilis, užmigo tėviškė jauna. Nudėl širdie, kai lūpos tyli, kai bijo suskambė daina. Nudėl širdie, kai lūpos tyli, kai bijo suskambė daina. Sudie brangi senolių žemė, palieku tau tėvų kapus. Dar širdyje viltis rusena, iš miego Lietuva pabus. Dar širdyje viltis rusena, iš miego Lietuva pabus. Padėkokime. Tai Lietuvos kariuomenės folkloro ansamblis iš Vilniaus, vadovė Laima Purlienė. Ačiū Jums, nuostabi daina. O dabar kviečiu brolijos Lapteviečiai pirmininką, gerbiamą Joną Markauską. Prašom. Jums. Labadiena visiems, dėkoju, kad atvykote. Dėkoju apvaizdai, kad nelyja. Specialiai to prašėm. Ir dabar noriu atlikti mūsų tokį garbės parodymą žmonėm, kurie dirba tiesai. Dirba tiesai, nežiūrint savo sveikatos, nežiūrint savo kažkokiu tai gal net ir asmeniniu gyvenimo momentu. Ir šįmet mes apdovanojam Dalios Grinkevičiūtės medaliu. Laptevio jūros tremtinių brolija Lapteviečiai Dalios Grinkevičiūtės medaliu apdovanojama Angonita Rupšytė už nenuilstamą tarnavimą Lietuvai nuo pirmųjų Sąjūdžio dienų.
Ačiū. Mėly ir brangus laptėviečiai, tremtiniai. Iš tikrųjų, šis medalis, nežinau ar verta, bet visą laiką jis gražina į atmintį. Kai manęs paklausia, ar aš esu tremtinė, aš pasakau ne. Aš gimiau čia, tačiau mano tėvelis 9 metus, 9 mėnesius kalėjo Vorkutoje. Gerbiamas Vytautas Landsbergis išėjo, bet aš labai gerai atsimenu 89 metus. Kai mes buvom tada dar TSRS, ten liaudės deputatai, bet Sąjūdžio rinkti, mes einame Kosmonautų prospekte ir yra atgabeno mums laikraščius iš Lietuvos, Komjaunimo tiesą. Ir Landsbergis taip atsiverčia ir skaito apie ekspediciją. Ekspedicija į Norilską. Ir skaito pavardės. Ir pasako, reiškia, pulkininkas rastas generalinio štabo Leonas Rupšys. Ir aš tada pasakau, tai mano dėdė. Mes nežinojome visiškai, kada ir kaip jisai mirė iš bado. Sovietų cinizmas buvo toks didžiulis, nes jie karininkus paėmė būtent mokymams, tačiau ne mokymams jie paėmė, juos išvežė į lagerius. Ir tik tai atkūrus Lietuvos nepriklausomybę sužinojau, kad jis 42 metais mirė iš bado. Ką reiškia Dalia Grinkevičiūtė mums, Sąjūdžio žmonėms? Būtent tada ta tremtis, lageriai buvo spausdinami tūkstantiniais tiražais. Ir Dalios Grinkevičiūtės tas skaityti prisiminimai, aš juos skaitau ir negaliu sustoti. Ir dar kartą skaitau. Skaitau apie tą jaunystę, kai jinai bėgo Kauno gatvėmis, laiptais ir sako, kokia graži jaunystė. Ir paskui, kai jinai vežė lavonus, kai prieš šaldavo plaukai, bet pas ją buvo visą laiką tikėjimas. Tikėjimas Lietuva, tikėjimas jaunimu. Ir šitas tikėjimas, manyčiau, mums visą laiką turi būti kaip kelrodė. Ir dabar, kai vyksta karas Ukrainoje, mūsų tikėjimas turi būti perduotas broliams, ukrainiečiams ir seserims. Mes turim tikėti, kad Lietuva bus visada nepriklausoma. Tai yra kaip moralinė priesaika mums visiems ir ateinančioms kartoms. O laptėviečiai, aš kuo esu dėkinga? Aš netekau tėvelio, būdama 5 metų. Jį užmušė. Grįžus iš lagerio, jis pabuvo 3 metus tik tai. Bet jūs esat mano šeima. Jūs priėmėte čia mane, kiekvienais metais aš čia sugrįžtu ir ta tremties skausmas kartu yra ir vilties daigelis. Ačiū Jums už tą nuoširdumą, šilumą. Ir aš žinau tik vieną dalyką, ką labai norėčiau padaryti ir tikiuosi, aš pavyks įgyveninti, įkurti Dalios Grinkevičiūtės premiją. Ačiū Jums. Mes ne premiją, mes kepurę dovanojame. Ačiū. Ir maišelis premijai neš. Gerai. O dabar, Angonita, Jums folkloro ansamblis Vilnelė. Už Jūsų tikrai indėlį nuo Sąjūdžio laikų jūs esat kartu su tremtiniais. Ir ta Jūsų kalba tokia dvasinga, jautri. Tai ir tokią dainą skiria Vilnelė. Mylima mano seselė, grįžk, jei sugrįžti gali, verkia sena motinėlė, tu už Uralo toli, verkia sena motinėlė, tu daugel jau metų prabėgo, kai tave trėmė iš čia. Daugel sudirbo jau sniego, tik nesudirbo kančia. Daugel sudirbo jau sniego, tik nesudirbo
Новосибирске, тоlimam Novosibirske, verkia su tavim taiga, virs paukštelę, kad parskristum, kelią surastum staiga, virs paukštelę, kad parskristum, kelią surastum staiga. Mylima mano seselė, grįžk, jei sugrįžti gali, verkia sena motinėlė, tu už Uralo toli, verkia sena motinėlė, tu už Uralo toli. Ačiū Vilneliai, ačiū Angonitai. Mes džiaugiamės, kad tikrai beveik visą laiką jūs esate čia. Jūsų ekscelencija, mūsų premjerė Ingrida Šimonytė tars žodį. Kviečiam. Ačiū labai, mano mėly, kaip gali čia nebūti? Čia atvažiuoji kiekvieną kartą dviejų dalykų vedinas. Mes minime gedulo ir vilties dienas. Ir žinoma, pirmiausia, svarbu prisiminti. Prisiminti žmonės, kurie buvo okupantų paniekinti. Prisiminti tuos, kurie žuvo, kurie buvo kankinami, iš kurių buvo atimtas žmogiškasis orumas. Ypatingai svarbu tą prisiminti šiandien, kai labai aiškiai matom, nors tą matom jau 10 metų, bet pastaruosius 1,5 metų ypač ryškiai matom, kad bolševizmas niekur nedingo. Jis tiesiog įgavo dar kažkokių modernesnių, kraupesnių formų ir tą mes matome kasdien Ukrainoje, kai žmonės lygiai taip pat kaip kažkada čia, išplėšiami iš savo namų, vaikai atskiriami nuo savo tėvų, žudomi civiliai, nieko dėti žmonės ir kasdien žūsta žmonės ne tik karo lauke, bet ir savo namuose. Kiekvieną dieną mes gedim, prisimenam ir meldžiamės už juos. Bet man atrodo, dar svarbesnis dalykas yra viltis. Viltis, kad net ir tokiomis aplinkybėmis, net ir tada, kai atrodo, kad viskas yra prieš tave, net tada, kada tu esi išplėštas iš savo namų, iš savo aplinkos, iš tavęs atimtos svajonės, iš tavęs atimtas tavo gyvenimas, iš tavęs atimti tavo artimieji, vis tiek įmanoma išlikti žmogumi, įmanoma išlikti laisvu žmogumi, įmanoma išsaugoti supratimą, kad laisvė yra visako pamatas. Ne duona, ne kažkoks komfortas, ne kažkas kita, o laisvė. Laisvo žmogaus orumas yra visako pamatas, nes tik toks žmogus gali kurti, ateitį. Ir todėl, man atrodo, labai svarbu tai vilčiai išsaugoti, kad nepaisant to, jog žmonių, kurie patys tą siaubą išgyveno, kasmet vis mažiau, nes dalis baigia žemiškąją kelionę, kad tie atsiminimai, jie niekur nedingtų, kad jie būtų išsaugoti, kad jie būtų aprašyti, kad jie būtų papasakoti, ypatingai, kad jie būtų papasakoti tiems, kam dar reikia šiek tiek laiko prabusti. Nes išties nemažai tenka bendrauti su žmonėmis kitose valstybėse, kurie labai gerai supranta holokausto siaubą. Tačiau apie mūsų kančias, apie tremtis, nuo kurių nukentėjo visi Lietuvos gyventojai, lietuviai, lenkai, žydai, visi, kas čia gyveno, žino sąlyginai nedaug. Teko lankytis Vašingtone komunizmo aukų muziejuje ir apie tai daug kalbėti, kaip yra svarbu, kad mūsų istorijos būtų pasakojamos taip pat plačiai.
kad kuo daugiau žmonių galėtų suprasti, jog bolševizmo siaubas, sovietų siaubas yra toks pats nežmogiškas siaubas, kaip ir nacizmas. Ir man atrodo, kad jūs daug darote, jūs daug pasakojate, jūs daug prisimenate. Labai sveikinu Angonitą su pelnytu apdovanojimu, kuri prisideda taip pat prie to, kad visos šitos istorijos tiek mūsų kovų, tiek mūsų išsilaisvinimo niekur nedingtų, kad jos būtų pasakojamos, kad jos gyventų tarp mūsų ir būtų tas vilties šaltinis, kuris padeda mums kurti geresnę ateitį. Ta ateitį, kur nėra vietos, kur nebus vietos galimybėms trypti kito žmogaus orumą. Man labai šilta visada būti čia, nes čia viskas yra labai tikra. Čia viskas yra labai iškentėta, viskas yra labai išmelsta. Ir labai ačiū Jums už tą stiprybę, kuri mus stiprina labai menkų mūsų kasdienybės problemų sprendime. Ir labai ačiū už tai, kad Jūsų išgyvenimai kuria tą skydą, kuris saugo mūsų laisvę, kuris leidžia mum tvirtai tikėti, kad niekada daugiau. Ačiū. Ačiū, gerbiam premjerė, Jums Gėlytė. O Jūsų kalba kažkaip man priminė tokį vieną sakinį iš laiškų mūsų didžio poeto, diplomato, pirmojo mūsų nepriklausomos Lietuvos ambasadoriaus Prancūzijoje, kuris prieš 100 metų, nežinia, jeigu be jo pastangų, ar mes turėtumėm šiandien Klaipėdą, tai Oskaro Milašiaus, šio pranašo, vieną tokį sakinį norėčiau Jūsų, pratęsdamas Jūsų mintis. 1914 metais Oskaras Milašius vienam draugui rašė: Rusija serga. Rusija serga chroniška, nepagydoma liga. Tai nelaiminga tauta ir jos vaikų, ištvirkusių ir pasipūtusių barbarų, laukia fatališkas galas. Tai Oskaro Milašiaus prieš 100 daugiau metų žodžiai. Kadangi mes dabar apie tautą, apie Lietuvą, apie gynybą, tai ir kviečiu Lietuvos Respublikos Seimo narį Lauryną Kasčiūną, kuriam... Tai, prašom, kartu junkitės, bet mums reikia jūs. Su Viktoru Pranckiečiu, prašome. Ačiū. Ačiū už garbę čia būti, už prasmingus žodžius, už prasmingą renginį. Tų renginių yra ne tik lapteviečių, jų yra įvairių kraštų, tremtinių, prisiminimų vietos ir renginiai. Ir būdamas čia, turbūt privalau prisiminti tų žmonių, kurie man pasakojo apie savo sėkmę kabutėse, kada būdamas studentas, 18 metų, paimtas iš studentų suolo ir išvežtas į lagerį ir sakė, tu gavai detskį srok, nes tau davė tik 5 metus. Bet tai buvo liūdnoji istorijos dalis. Linksmoji istorijos dalis buvo, kada išėjęs iš lagerio, po 5 metų, dar Stalinui nemirus, negrįžo į Lietuvą ir negrįžęs įsidarbino ten. Ir vadovaujant Rusui, kuris irgi buvo iš to paties lagerio, po metų, kai numirė Stalinas, tas Rusas sakė tam студенту був. Сако, хороший чоловік був, но якщо б умер на год раніше, то справляли би годовщину. Tai buvo tokio sarkazmo pilna ta istorija, kad žmonės gebėjo pasidžiaugti ir iš tokio įvykio. Šiandien čia mes liudijame tuos visus dalykus. Liudijame tai, kas yra parašyta ir liudime ir matome tai, kas yra neparašyta. Labai apgailestauju. Ta istorija buvo mano tėvo ir tai yra mūsų šeimos istorija, iš kurios buvo 7 ištremti. Vienas nespėjo, nes numirė tada, kai iš jo atėmė visą ūkį, neseniai Seime rodžiau tą atėmimo aktą.
Vienas buvo pakeliui į Sibirą sušaudytas. Manau, kiekviena Lietuvo šeima yra paliesta tos istorijos ir labai gerai žodžiais premjerė baigėte. Niekada nevergain, kaip sakėt lietuviškai? Daugiau. Niekada daugiau. Tai ačiū visiems už tą atmintį, tą kolektyvinę atmintis, ji mus saugo nuo blogosios ateities ir padeda apsiginti. Galvojau, kokį simbolį atvežti lapteviečiam čia. Manau, kad duonos simbolis buvo naudotas labai daug kartų, bet tiem vaikam, kurie ten gimė arba augo, jiem tėvai pasakojo apie gintaro kraštą. Tai aš jums truputį gintaro, to, kurio jūs niekada ten neturėjot, saldainų. Gintaro kelias. Saldainukas buvo duona. Sveiki, mėlėjai. Tai kas kart, kai pas jūs atvykstu kiekvienais metais, pirmiausia, tai noriu pasakyti ačiū. Ačiū už daugą. Už tai, kad esat, už tai, ką perduotate ateities kartom, už tai, kad mūsų pamokot ir įkvėpėt. Aš iki čia atvažiuoju įkvėpimo. Ir dažnai įkvėpimo, pirmiausia, į priekį, kita vertus tos išminties. Ir natūralu, kai kalbam apie tai, kas dabar aplink mus vyksta, kas vyksta Ukrainoje, man dažnai kyla klausimas ir ten nuvykus, su kuo mes čia rytuose turim reikalą. Kaip visą tai apibūdinti? Ir jūs visą tai esat pajautę, su kuo mes turim reikalą, ne? Visas tos barbarybės, kurias mes dabar liudijam, matom per televizijas, jums teko išgyventi. Ir žinot, kai mes pradedam, mesgi apie tai kalbėjom, kad su kuo mes turim reikalą, prieš 10-15 metų vakaruose visiems aiškinom, žiūrėkit, nėra ten kitaip. Galbūt kažkas dabar suputėlį ten taktiškai pasikeitė dar tada, ar ne, kokiais 2005-2006, bet viskas yra despotijos tradicija. Kai man sako, ar čia Putino karas vakaruose, ar čia Rusijos karas. Sakau, baigit. Aišku, nepopuliaru sakyti, kad čia visų Rusijos visuomenės karas, bet yra taip. Nes tai ne tik reiškia represija, kuri verčia jos taip elgtis, tai ne tik reiškia propaganda sofistikuota, kurios indoktrinavo, bet tai yra patvaldystės tradicija. Iš kartos į kartą, nuo caro, komunistų partijos, Putino Rusijos, formos keičiasi, žmonės keičiasi, bet tradicija ir mąstymas lieka. Kai jie sako, kad geras pilietis yra tas, kuris privalo vykdyti vado nurodymą. Tai reiškia viskas. Įsakymas žudyti, terrorizuoti, naikinti, tai jau yra jo gero piliečio etalonas. Kai atsimenat, vakarai prieš metus sakė, žiūrėkit, pradės grįžti jų karstai į Rusiją. Sukils motinos ir eis prieš Putiną protestuoti, nes tikrai sakys, kam tu pradėjai šitą karą. Ką mes matom, karstai grįžta. Karo kultas. Dar labiau naikinti ukrainiečius, dar labiau vykdyti represijas. Štai su ko mes turim reikalą. Tai vat jūs tą esat pajautę. Ir mes, manot, irgi viena iš tų pareigų ir vaidmenų yra perduoti vakarų suvokimą šitą, su kuo mes čia turim reikalų. Kitas dalykas, kurį visą laiką randu čia, tai yra valia gintis ir priešintis. Čia yra fundamentalus dalykas. Mes kaip tauta visą laiką buvom didžiųjų tam tikras geopolitinis mainų objektas. Ar ne? Visą laiką prarasdavo nepriklausomybę, kai didieji susitardavo. Ir tai natūralu, tai mūsų užprogramavo ir mūsų matymą į pasaulį, į tą požiūrį. Bet reikia iš viso to išeiti. Mes esam savo valstybės šeimininkai, mes kuriam savo valstybę, mes esam valstybingumo verta tauta. Ir vienas iš esminių dalykų yra suvokimas, kad tauta, kuri turi valią priešintis, tik ta gali ir išsaugoti tą valstybingumą. Okupantai laimi ne tada, kai jau kabina svetimas vėliavas, bet tada, kai jie palaužia valią priešintis. Kai jie žino, kad šita tauta nesipriešins. Ir aš žinau, kad Lietuva tikrai priešinsis. Ir lietuviai bus tie, kurie duos atkirtį, jeigu reikės, visiems agresoriaus kėslams. Ačiū labai, gerbiamas Jonai. Simbolika. Pasakyk, mielas draugė, mano gimtiniai buvai, ar daržai dar kieme tebeauga, ar prie vartų dar ošia klevai, ar daržai dar kieme tebeauga, ar prie vartų dar ošia klevai, ar sode tebečiulba lakštutė, ar ant stogo darbeliai gandrai, gal prie vartų parynos matutė.
iš jo sūnai. Ar dar tėvas ant prieplečio seno, traukia numą po darbo dienos, o senieji draugai ar gyvena, ar dar skamba jų posmai dainos, o senieji draugai ar gyvena, ar dar skamba jų posmai dainos. Ir atsakė man draugas mielasis, nepakeldams nuo žemės akių, tų beržų jau kieme neberasi, ir kelmai jau supuvo klevų. Tų beržų jau kieme neberasi, ir kelmai jau supuvo klevų. Žiaurūs kirviai tą sodą iškirto, nebėra jau sodybos senos, pikti vėjai po lauką tik švilpia, vietoj posmų skambiausios dainos. Pikti vėjai po lauką tik švilpia, vietoj posmų skambiausios dainos. Tėvą priglaudė tėviškės vėlis, mama ilsis į vyro laukus, broliai užbaigė sunkųjį kelią, nesulaukia laisvos Lietuvos. Broliai užbaigė sunkųjį kelią, nesulaukia laisvos Lietuvos. Ačiū Vilnelė. Mes visi laukiam profesoriaus žodžių. Laukiam, sulauksim. Gerbiamas profesoriau, kviečiame. Nesilaiko. Gerai. Brangus ir mylimi žmonės. Labai norėjau čia būti, kur būdavom visuomet dviese su Gražina, sveikindami ešelonų brolius ir ešelonų seses. Ir jinai buvo viena iš sesių, ėjo su manim kartu, o dabar laukia atsilikusio, kada aš ateisiu. Na, aš dar darau, ką galiu. Ir matau, ir kalbu, ir su jumis dabar kalbu. Sveikinu jūs. Dėkuoju už tai, kad išlaikot bendruomenę. Bendruomenę, kurioje vienas kitą myli, pagelbsti, turbūt neapkalbinėja, turbūt nešmeižinėja, nepuldinėja. Brolystė ir seserystė tai yra paskutinė priebėga šitai nelaimingai žmonijai, kuri pasirinko priešiškumo kelią. Matome, į kur tai veda. Nesutinkame eiti tuo keliu ir net jei liksime mažumoje, būsim garbingai, deramai praėję tą laiko tarpsnį ir tą žemišką kelią, kuris buvo skirtas. Pasaulis atrodo nykiai. Ukraina kovoja už visus, o tie visi nusigręžinėja. Tai tu kovok, mes tau truputį padėsim. Bet nedaug Dieve, kad kas nors nepagalvotų, kad ir mes kovojam. Mes nekovojam, mes kapituliuojam, o tu kovok, Ukraina. Štai kokioj veidmainystėj skęsta tas vadinamasis laisvasis pasaulis. Nuo ko laisvasis? Nuo savo ydų ir nuo savo sugėdimo,
jis toli gražu nelaisvas. Ir Lietuva, mes čia dainuojam dainas apie viltį, kaip tremtiniai grįž ir gyvens laisvoj Lietuvoj. Kam pavyko, kas ištvėrė, tas grįžo, gyvena ir šiandien. Bet ar tikrai gyvenam laisvoj Lietuvoj? Kas mus valdo? Nebūtinai tiesiogiai caras su savo kagebynais, NKVD-nais, su savo raudona partija ar dar kokiais nors kitais pavadinimais. Nebūtinai. Jisai yra užkrėtęs mūsų sielas. Ir iš ten arba ateis išsivadavimas, arba neateis. Dabar visai neseniai turėjom progos pamastyti, gal dar mąstom, o gal kas nors jau numetė tuos mąstymus. Krizė tartum praslinko, niekur nepraslinko. Tebesame tame pačiame kolūkyje, iš kurio galima nešti į savo pasodybinį sklypelį ir ten nusišerti paršelį. Yra proga pagalvoti iš esmės. Ne taip, kaip mums siūloma, kas čia laimėjo ar pralaimėjo. Nėra jokių laimėjimų. Laimėjimas yra, jeigu mes dar išliekam ir dar norim ko nors gero. O ne tik tai įrodyti, nubausti, iškilti į viršų. Tai yra visuotinis pralaimėjimas. Ir ne tik mūsų, čia žmonijos krizė. Žmonija ant ribos. Ar jie susinaikinti priešiškume, ar jie gelbėtis žmoniškume. Juk karas tai tik tai atrodo, Rusija užpuolė Ukrainą, Ukraina viena gynasi, kai kas jai šiek tiek padeda. Ne čia yra tik vietinė apraiška to didžiojo karo, kurį kariauja nežmoniškumas prieš žmoniškumą. Ir nežmoniškumas įrodinėja, kad jo bus viršus. Bus visas pasaulis nežmoniškas, nekenčiantis pats savęs ir viens kito, kol nenueisi pragarus. Šita salelė, kurioje esame, kurioje aš dar norėjau pabūti, yra išlikusi nedidelė brolystės ir seserystės salelė. Kodėl Lietuva negalėtų būti tokia salelė? Matyt, nebepajėgia. Bet reikia priešintis. Kaip tie baltieji kraujo kūneliai iki paskutinio priešinas ir patys žūdami ir išnykdami, bet priešinasi visuotiniam išsigimimui. Nes atgimimo vardas tai ir yra toks tik tai. Arba atgimimas, arba išsigimimas. Mes pažengėm atgimimo keliu ir suabejoju. Ir tada iki šiol grįžta išsigimimas. Kas ką nugalės. Galbūt Gražina mane girdi,
visada man pritardavo, nors žiūrėdavo kartais taip toje nuotraukoje šiek tiek iš šono į tą savo žmogų. Ir ką man su juo daryti? Nuostabi nuotrauka. Gal matėte, yra knygelė su tą nuotrauką. Bet tai ir požiūris į žmogų. Žmogaus į žmogų. Su kuriuo reikia būti kartu, kuriam reikia padėti. Ir tegu būna toks ir jos testamentas. Ir galų gale šitos mūsų sunykstančios civilizacijos, žmoniškumo civilizacijos testamentas. Nebūtinai turim pražūti, įsikibę viens kitam į gerklę. Jeigu reikia žūti, žūkim garbingai, kaip laisvės kovotojai, kurie susisprogdindavo, kad niekšingas priešas neatpažintų ir nekeršytų artimiesiems. Yra pavyzdžių. Ir Lietuva buvo ir galėtų būti didysis pavyzdys pasaulyje, jeigu išlaikytų pati egzaminą, kuris tęsiasi ir kuris dar nėra išlaikytas ir kartais net atrodo, kad būsim vėl palikti 2 metams. Nepasiduokime. Laikykimės už rankų. Širdis prie širdies. Ačiū Jums. Ačiū garbingiausiam profesoriui. Tai po jūsų kalbos nuskamba mūsų brolių ir seserų daina, ukrainiečių daina, jų kovoje už mūsų ir savo laisvę. Kabykit profesoriui, abu. Sakykit, nesišydykit šitaip. Čia nepagailė. Vis tiek turėsite. Ой, саду, саду, вишневым саду, саду, дай гірко заплачу. Ой, саду, саду, вишневым саду, саду, дай гірко заплачу. Ой, вийшла з хати старенька мати, вийшла та й стала питати, що це за пташка, що за пташина, в вишневим саду лягає, що то за пташка, що за пташина, в вишневим саду то не пташка, то не пташина, в вишневим саду літає, а то дівчина зарученая, свого милого шукає, а то дівчина зарученая, свого милого шукає. Якщо
Якщо ти мого сина кохаєш, тебе прошу я Ačiū folkloro ansambliui Vilnelė. Atrodo, kaip lietuviška, ukrainietiška daina skamba. Ačiū dabar trumpam žodžiui Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė, Seimo narė, prašom, Radvilė. Visi trys kalbėsim. Mano žodis labai trumpas. Aš tiesiog negaliu, būdama čia, nepadėkot. Galbūt kaip kiekvienais metais, bet padėkot Markauskų šeimynai, Irenai Saulutei, savo tėvams, savo šeimai, kad auginot mane šituose susibūrimuose. Tai aš bandau auginti dar porą šituose susibūrimuose ir manau, kad viskas bus gerai. Taip ir laikykimės. Labai labai jums ačiū. Dabar kviečiame brolijos slaptuviečiai pirmininką gerbiamą Joną Markauską. Gerbiamas Jonai, jums žodis. Jūsų brolyje valda. Pavojingas žmogus, aš galiu ilgai kalbėti, bet pasistengsiu apie darbus, kokius čia aš prisirašiau. Tai gal ir nekalbėsiu, jei kas domisi, tai žino, ką mes ten darom. Turėjom garbę atsiimti Šilalės rajono garbės piliečio vardą suteiktą Daliai Grinkevičiūtei. Tos pinigus greit išleidom. Apdovanojom Dalios vardu mūsų mielą Kazį Sają. Man pavyko atskelti iš Mamuto ilties tokį gabaliuką, kurio, kai atskėliau, pamačiau, kad lyg tai kalnai, lyg tai ledas kažkoks tai yra, žinot, baltas kaulas. Tai tada užkabinom savo lyg tai į kalną įlipusią baltą mešką ir apačioj parašėm Kaziui Sajai Dalia. Tai va, ir daugiau buvo darbų, dabar apie problemas labai trumpai, kurias galima išvystyti visaip ir ką, bet visi taupom laiką, norim kitų paklausyti. Pabandžiau tokią metaforą papasakot, kai buvo 30-metis genocido centre aukų muziejaus atidarymo proga. Metafora tokia, kad duona tai yra tiesa. Tai paprašiau tokį kepaliuką duonos ir kad ant jo parašytų tiesa. O tiesa tai yra ir duona yra resursas išgyventi. Su duona išgyvensi ir su tiesa išgyvensi. Ir garbingos šeimos Černeckių Algio man dovanota labai brangų dalyką, jakutišką peilį. Ir bandžiau pjaustyti ten tą duoną kaip resursą. Ir genocido centro direktoriai pradžiai norėjau, kad jisai pjaustytų, paskui gavosi, kad aš turėjau pjaustyti tą duoną ir dalinti. O duona turi tokią savybę, kad jinai, jeigu nenaudojama, tai jinai geriausiu atveju sudžius, o blogiausiu supelys. Tai ir tiesa. Jei ją nenaudosi, gal kažkas atsimins, sudžiuvelio galvoj liks kažkas, tai, o taip tai supelys ir nieką pavirs. Tai va, tai vis tik tiesos sakymas yra labai svarbus ir duona yra labai svarbi. Čia ilgą laiką buvo visokių kalbų, tie tremtiniai tokie, kviesdavau, čia ir daugiau žmonių buvo,
Bet labai nuliūdino vienos moters toks pasakymas. Čia aš šneku apie tremtinių pensijų indeksavimo klausimais. Kam reikia, tie žino, kas nežino vargiai ar ką padarys. Jonelį, kad tu žinotum, ką aš kasdien valgau. Už tai negali čia atvažiuoti. Bet mes visą laiką norim pabrėžti ir gerus žodžius, gerus veiksmus ir reiškiame padėką vyriausybei už darbus stiprinant valstybės galią, griaunant kolūkinę tiesą. Все вокруг колхозное, все вокруг мое. Norėtume, kad įsisavintų valdžia, kad triumviratas pirmiausia kaip ir neklibančio stalo principas. Visos kojos lygios. Prezidentas, vyriausybė, Seimas. Jeigu viena koja trumpesnė, tai nuo stalo viskas nučiuožia. Turi būti santarvė. Stebina ir glumina nemokėjimas visuomenės žavėtis protu. Nesugebėjimas žavėtis protu. Ilgai man atmintyje liko ir liks Marcinkevičiaus straipsnis, kai tik tai už savaitės gimė sąjūdis. Straipsnis buvo tokia: reabilituota 1970 metais. Kiekvienas tremtinys žino, ką reiškia reabilituota. Reabilituota buvo galbūt tau leidimas, jeigu turėsi tą popierį, kažkur tai gauti gyvenamą vietą, prisiregistruoti, taip čiuožk atgal į Sibirą ir viskas. Dar Marcinkevičius yra nusipelnęs savo darbais, bet tikrai jo nereikia klijuoti prie Grinkevičiūtės. Jisai nepadėjo. Kai jinai grįžo iš jo, perdavus savo užrašus, kuriuos jis tik pažiūrėjo, jinai tikėjosi, kad bus tokia reakcija kaip ir Sacharovo, jinai perdavė, jis pasakė, ko tu nori? Jis sako, publikacijos, nebijau. Nu tai va, publikacija atsirado pačiam žurnale. O jisai tik pasirašė ir atidavė, čiuožti. Jinai grįžus savo draugė sako, praradau poetą. Buvo ir yra tokių obalsių, kad Tomas Venclova ją kalbino į Helsinkio grupę. Jinai nepasitikėjo tai grupiai. Ta grupė visai buvo bevadogė. Yra žmonių, kurie pasirašė tą chartiją ir tie lapai, ant kurių jie pasirašė, liko tie kiti, kuriuos mes dabar eksponuojam. O tie žmonės, kurie liudija, kad jie pasirašė, jų nieks nemato. Susirinkom čia prisiminti ir pagerbti žuvusiuosius, užmirštus nepasiekiamuose sąrašuose ir nutarimuose. Trokštame tiesos kasdienės kaip duonos. Norime stiprios sąjungos tėvynei. Ir dar vienas dalykas, kuris daug triukšmo ir jaunimo tarpe buvo Petro Cvirkos paminklo performansas, žalias pjedestalas ir triukšmas dėl paminklo nuėmimo. Gal reikėjo įamžinti raudoname pjedestale sovietų okupacijos metais patirtas Lietuvos gyventojų netektis, kaip mūsų naujoje atvirutėje, ir palikti Cvirką. Gerai, kad neliko. O savo netekčių
mes nepamiršime ir jūs nepamirškite. Tame tarpe ir Trofimovsko saloje likusius prie Laptevo jūros ir jau pirmą žiemą, šįmet pavasarį buvo 80 metų, kaip tos masinės kapavietės buvo išniekintos ir jų lavonai buvo pakišami po ledu. Šitą gabaliuką aktorius Petras Venslovas bandys perskaityti. Prašau, Petrai. Čia tikrai toks labai tekstas, kad labai sunku gali savo skaityti, bet kitiems aš tiesiog labai daug tekstų esu skaitęs, bet čia pats baisiausias, ką man teko skaityti. Ačiū Dievui, nereikėjo pergyventi. Bet čia Ričardo Vaicekausko tekstas iš gyvenimo, kaip sakoma, savo akim matant. Tai aš, gerbiamas Jonai, galbūt per didelis jūsų kvietimus, jeigu turite į visą, aš tą fragmentą šiek tiek dar. Priėjęs prie atvežtų lavonų ir pirštų parodęs keletą jų, liepė jos įstatyti į iškirstas duobes. Mes viską stebėjome, nesuprasdami, kas čia darosi, kodėl lavonai pastatyti. Žingsniais išmatavęs nuotolį, Artemjevas ledo sniege nubrėžė liniją. Išrikiavęs prie linijos ginkluotus sargybinius ir nurodęs kiekvienam konkretų lavoną, liepė jam mostelėjus šaukti. Šūviai. Vieni pataikė, kiti ne, o pataikė irgi skirtingai. Pratimą vėl kartojo. Nepatenkintais šūviais, Artemjevas šūktelė, žiūrėkit, kaip turi šaudyti tikras čekistas, žiūrėkit. Aš tam žmurikui, čia mirusiam žmogui, to jau pat išmušiu dešinę akį, po to kairę. Žiūrėkite, aš pasiruošęs šausiu. Tai daręs Artemjevas pakėlė šautuvą, iškart iššovė. Traukė šautuvo spyną, šovė antrą kartą. Abu kartus kulkos pataikė, išmušdamas akių vietose skylės. Gerėdamasis savo pasiekimu, Artemjevas, netverdamas juoku, riktelėjo, dabar žmurikas aklas, aš jį nušausiu. Driokstelėjo šūvis, šis iki sprogstamąją kulką, galva ištiško. Koks pasityčiamas iš žmogaus, net mirusio. Juk žmogus ne savo norų mirė nuo bado ar epidemijos. Mirusį žmogus sušaudė, po to paskandino. Ar teko ką nors panašaus girdėti? Nei hunai, nei totorių ordos, nei fašistai to nedarė. Inkvizicijos laužai neprilygo šioms patyčioms. Tas viskas vyko ne sapne, ne pasakose, o TSRS Jakutijoje, užpoliarinėje prie Trofimovsko esančioje bevardėje saloje. Kada? 1943 metų pavasarį. Lavonų buvo atvežta įvairių, net baltųjų lapių apgraužtų. Tai buvo ne tik suaugę vyrai, moteris, bet ir vaikai. Krūve gulėjo mirusi mergaitė, gal kokių 5 metų. Rankyte prispaudusi prie krūtinės skudurinę lėlytę knygoje. Lietuviai prie Laptevo jūros, Dalia Grinkevičiūtė užsimena, kad kaliniai laidojo mirusiosius. Niekas, nei pats direktorius į salą, kurioje tai vyko, negalėjo patekti, nes ją kiaurą parą saugojo ginkluota sargyba. Trofimovsko gyventojai, jeigu ir žinojo, kad kaliniai laidojo mirusius, tai net ir šiurpiausiame sapne negalėjo susapnuoti, kaip visa tai vyksta. Ričardas Vaicekauskas, liudininkas. Dabar daina. Gegužėlę šiais metais, tu anksčiau pas mus varlė, apraudokė mūsų vaikelį, našlaitėliams mums padėt, bet parlikus nepažinsi, tu
šalelės mylimos ir nerasi, kur kukuoti, tu šakelės prigimtos, bet parlikus nepažinsi, tu šalelės mylimos ir nerasi, kur kukuoti, tu šakelės prigimtos. Rankas laužo, leisdama kovon vaikus, čia sesutės gailiai verkia, jiems paruošdamos rūbus. Tūkstančiai lavonų pūva, vėjas kaukia ant laukų, rauda saulė ir mėnulis, gaila brolių išvežtų. Tūkstančiai lavonų pūva, vėjas kaukia ant laukų, rauda saulė ir mėnulis, gaila brolių išvežtų. Jaučia viskas sulaikyta, liko vieni stagarai, kaimai miestai sudeginta, liko vieni griuvėsiai, tie upeliai ir šaltiniai, kraujo žiedų gražinės, ak Lietuva motinėle, ar ilgai kentėt reikės, tie upeliai ir šaltiniai, kraujo žiedų gražinės, ak Lietuva motinėle, ar ilgai kentėt reikės. Dar Leonardo Gutausko didžio poeto eilėraštis, ta tematika. Martirologas. Šiaurės dangui, prabangios dievo pašvaistis, iššalo žemėj, šėtoniško laikmečio išveistos ir mažutėlių krauju išmaitintos utėlės. Pūgos, su kuriuos užšalusios badmečio ašaros geležiniam žaizdre, sudegę, suplėšytų laiškų skiautės, sutrupinti bado kūčių kalėdaičiai, parūdę senų maldaknygių puslapiai. Gilesnis už nebūtį bevardžių pasmerktųjų miegas, upių properšose nugrimzdosios geležinės žvaigždės, tundroj mėnulis, lyg nušautas jakutų šuva, mirties veidrodyje apšerkšnyje angelų sparnai, po juodais ledo klodais kruvinos šachtų žiotis, sušalęs duonos kriaukšlelis, brangesnis už dangišką maną, pasiklydusi žūties pranašės kalėdinės pūgos, amžino įšalo lovos ir lediniai vaikų karsteliai, vidurnačių saulės sukaustyta praeitis, aukų pelenai, tirpsnantis sniegas ant gultų plaukų ir blakstienų, po nebūties vėlėna neįsipildžiusi vilties sapnai, bedugnė tyla, kurie nėra jėgų ištarti men žodį, lavonų kalva, baltųjų lapių apgraužtos rankos ir kojos. Kokią kaltę turėjo išpirkti vaikai, nukryžiuoti ant ledo stulpų, juodos apdegusių utėlių kekės, po pasvirusiais sodinais pragaros skliautais, sidabriniais žuvų žvynais inkrustuota poliarinė saulė, per užmaršties dangų, evenkų šunų traukiamos rogės, kurias valdo bekūnių piktųjų dvasių rankos, kruvini deimantai ir surūdėjęs badmečio auksas, mėlynųjų uolų aukurai ir ant jų skrundančios širdis,
septyniaspalviai vidurnačių saulės atšvaitai aklose Lenos ir Laptevo jūros akydobėse, beržų tošise surašyti besparnių vėlių testamentai. Skaudus sielvarto aidas, užgesęs Stolbovo uoloje, baltųjų naktų švytėjime, išsiskleidusios sielvartingos sapnų lelijos, mirštančių motinų rankose, krikštolinės, evangelinių palyginimų ir parabolių ašaruvės. Leonardas Gutauskas. Šitas eilėraštis dar nėra atspausdintas. Pirmas skaitimas viešas. Man prisimena rūščiosios dienos, karo dūmai, sirenų garsai, sunkumus, kurios jautė kiekvienas, ir pavojus, kuriuos pažinai, sunkumus, kuriuos jautė kiekvienas, ir pavojus, kuriuos pažinai. Man prisimena metai prabėgę, be savųjų namų šilumos ir balti geležinkelio bėgiai, užpustyti rūsčiosios žiemos ir balti geležinkelio bėgiai, užpustyti rūsčiosios žiemos. Tu net kartą stoteliai stovėjai, laukdama parvažiuojant manęs, kur galbūt traukiniai arba vėjai, gerą žinią tėvynėn parneš, kur galbūt traukiniai arba vėjai, gerą žinią tėvynėn parneš. Tu tikėk, aš sugrįšiu, netrukus tikrai, kada bus pražydėjimas vyšnių ir į sodą atverti langai, kada bus pražydėjimas vyšnių ir į sodą atverti langai. Mano langas į sodą atvertas, kiek dainų ir kiek džiaugsmo čionai, viskas taip, kaip atrodė anuomet, kaip ne kartą laiškuose rašei, viskas taip, kaip atrodė anuomet, kaip ne kartą laiškuose rašei. Dėkojame folkloro ansambliui, o kur Arimantas Dumčius čia, tai jūs sakėte, norite trumpai. Jūs komandą turite? Mūsų grupelė. Jūsų grupelė. Susiorganizuokite. Mes jau renginys į pabaigą ir norime kažkaip. Arūnėlį, duok man tada. Ir einam komandą. Trumpai mes. Taip, tvarkoju. Mėlyjeji, mes metų trėmimus. Šie metai yra paskelbti, jūs žinote, paskutinių trėmimų 70-mečių. Tai jeigu tai pradėti, tai 51-50 trėmimų, Jūratė yra, taip, toliau Veronika ten sėdi, toliau 49 Juozas, tu taip pat. O mes esam paties pirmojo to labai baisaus juodojo birželio su Jolantėlė Gražinutė. Taigi, mėlyjeji, jeigu pasakysime apie bendrą
mūsų trėmimą, tai jūs paimkite lankstinuką, jums išdalins ir pamatysite, pas profesorių yra ir bendras apibendrinimas, jis bus visų netekčių Lietuvos, o čia yra 41 trėmimo apibendrinimas. Paimkite ir grįžkime į tą visą trėmimų kraštą. Dabar ką mes norime, kodėl mes šitą lietuviškos duonos bakanėlį, kepaliuką atsinešėm. Visi labai gerai prisimenam, kaip mes gyvenam ir kaip mes maitinomės ir kuo gyvi. Kaip mes 41 tai be iš fermos Kambikormo atnešto mes negalėjom ir grauždavom jį, negalėdavom išgyventi. 200 gramų duonos, tai čia buvo baisu. Gal kitų trėmimų buvo geriau, bet visgi nieko gero ir nebuvo. Ir štai mes norime teikti mėlyjams mūsų broliams, lapteviečiams, čia ir altajiečiai, ir kiti, ir įvairių Krasnojarsko, ir įvairių kraštų, kur buvom ištremti. Įteikti šitą duonytę, kurią mūsų šeimininkės tegul suraiko, ar ne, Jonai, ir padalinsime po šmotelį, po šmotelį. Ir paimkite po lankstinuką. Taigi, mėlieji, sėkmės jums, būkit gyvi, sveiki, laikom frontą visi. Ačiū jums. Puszczaj noga.
Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramomis folkloro ansamblis Vilnelė. Vadovė Laima Purlienė. Mes šiandingai jums dėkojame. Bravo, tikrai, labai ačiū. O dabar gerbiamas Jonas informacija. Taip, ypatingai dėkoju chorui ir mūsų kairiai, kuris išsikovojo čia su nuotykiais. Labai dėkoju visiems atvykusiems, o ypatingai mūsų mielam profesoriui Landsbergiai ir mūsų tikrai premjeriai Ingridai Šimonytei. Taip laikyt. Ja. O dabar kviečiu visus pasivaišinti. Prašom, matot, stalą savo turit, prašom čia ir ateisim pas jūs. Ir Tai dabar būtų toksai ir klausimas, ir prašymas. Kas mane mato, tas nuotraukoje matysis. Kas mane nematys, nesimatys ir nuotraukoje. Aktoriau, į vidurį jūs. Pritūpkit. Atsitūpkit, nebijokit, kostiumas nebijokit, o Tai dabar aš pasakysiu, kad fotografuoju ir jūs nusiteikite tokią dvasinę būseną, kuri jums tiktų fotografuoti teisingai. Fotografija. Dėmesio, ar jau nusiteikėt? Dar vaikai atėjo, palauk. Gerai, vaikus, visą laiką vaikų palauksim. Tik vaikai, eikit į priekį. Nu. Pipirai, va dar prie duonos, va prie sumuštinių, visi jau. Fantastika, tai fotografuoji. O širdyje Lietuva, gražiausios spalvos trys, geltona spalva tai saulė, žalia tai laukų spalva, raudona tai mūsų kraujas, kartu jos tai Lietuva. Geltona spalva tai saulė, žalia tai laukų spalva, raudona tai mūsų kraujas, kartu jos tai Lietuva. Mums pagailėjo saulės, žalios laukų spalvos, tik negailėjo kraujo žemelė Lietuvos. Geltona spalva tai saulė, žalia tai laukų spalva, raudona tai mūsų kraujas, kartu jos tai Lietuva. Geltona spalva tai saulė, žalia tai laukų spalva, raudona tai mūsų kraujas, kartu jos tai Lietuva. Nekartą bandė priešai spalvą šią sunaikint, o jos tačiau tik šiek. Trauk šiek tiek, pagirdi. Vailas tam nebūk, tas malūnas sukas. Tu vaikai. Tai saulė, žalia tai laukų spalva, raudona tai mūsų kraujas, kartu jos tai Lietuva. Geltona spalva tai saulė, žalia tai laukų spalva, raudona tai mūsų kraujas, kartu jos tai Lietuva. Jų dabar jo keisti jau niekam nevalia, jos reiškia mūsų laisvę, jos mūsų